Sveika, brangioji. Šiandien pakalbėkim apie savęs auditą. Jei šiame etape tu norėsi sustoti, tu darai teisingai. Nes aiškumas gimsta ne iš skubėjimo, aiškumas gimsta tada, kai pagaliau tu nebespaudi savęs judėti greičiau. Neisi pasiruošusi. Šitas žingsnis nėra apie tai, ką dar darysi. Jis apie tai, ką pagaliau nustosi daryti. Ir tai yra labai svarbu. Tai nėra savo kritikos praktika. Tai nėra analizė, kurioje reikia rasti, kasgi manyje ne taip. Tai yra susitikimas su savimi. Daug moterų ateina į šį etapą galvodamos, aš dar per mažai moku, man dar trūksta žinių, man dar reikia kažką išmokti, kad galėčiau judėti į priekį. Bet labai dažnai tiesa yra priešinga. Tu jau turi pakankamai žinių. Tiesiog visa tai gyvena be struktūros. Todėl šiandieną mes nieko nepridedam. Mes paprasčiausiai atsirenkam. Ir šiai praktikai skirk 30-40 minučių. Be telefono, be kažkokio reikia. Jeigu norėsi, gali užsidegti žvakę. Jeigu nori, gali gerti arbatą. Svarbiausiai, būk su savimi. Rašyk negražiai, rašyk tiesiai, taip kaip yra. Pradėkim nuo to, kas jau egzistuoja. Ne nuo to, ko trūksta. Atsakyk savo raštu, kokiose situacijose žmonės dažniausiai kreipiasi į mane. Pagalvok, ne klientai, draugės, pažįstami, kaimynai, šeimos nariai. Kai jiems sunku, dėl ko jie ateina pas tave. Apie ką man lengviausia kalbėti be pasiruošimo. Be konspektų, be gerai suformuluotų frazių, kur žodžiai tiesiog patys liejasi. Po kokių pokalbių žmonės man sako, žinai, man palengvėjo. Man pasidarė labai viskas aišku. Ačiū. Man dabar žymiai ramiau. Čia yra labai svarbi vieta, nes tai tavo poveikis. Ne tavo titulai, ne kažkokie ten sertifikatai, o tai, ką žmonės jaučia po kontakto su tavimi. Dabar pereikim į dalį, kur daug moterų pajunta palengvėjimą, kur nereikia savęs kaltinti, čia reikia tik pripažinti ir atsakyti sau, ką aš darau tik todėl, kad taip reikia, kad taip daro kiti, kad taip teisinga, kad taip liepia sistema, bet viduje visiškai tuščia. Kur aš jaučiu spaudimą, bet ne džiaugsmą, kur kūnas pavargsta greičiau nei protas, kur vis atidėlioji po to. Tai labai aiškus ženklai. Ką aš bandau daryti kaip kiti, nors viduje nenoriu to daryti, priešinuosi. Kur aš jaučiuosi savimi, kur reikia vaidinti. Čia nėra silpnumas, čia yra vidinis kompromisas su savimi. Ir dabar pati svarbiausia dalis ne apie rinką, ne apie strategiją, o apie tave. Atsakyk sau, kokios 3 temos mano gyvenime kartojasi? Asmeninėme, profesinėme, vidinėme. Kas pastoviai sugrįžta? Kokią būseną aš pati perėjau ir galiu palydėti kitą? Ne teoriškai, ne iš knygų, o iš pačios savo patirties. Ką aš galėčiau daryti ramiai net tada, kai nėra rezultato, kai niekas neateina į komandą, kai niekas neperka nieko, net kai niekas to nemato. Va ten ir gyvena tavo esmė. Jei rašant, tu visgi nori sustoti, tu darai teisingai. Jei kilo kažkokių emocijų, tu vėlgi viską darai teisingai. Aiškumas neateina per spaudimą, kad reikia, jis ateina per leidimą būti savimi. Šitas žingsnis jau yra darbas, labai gilus darbas. Neskubėk pereiti prie kito. Leisk sau suprasti, kasgi čia vyksta.